Dropshipment funkcionalumas Business Central sistemoje. Tai visų pirma, kas tas dropshipment funkcionalumas? Tai kai pirkėjas užsako iš jūsų prekes, tačiau jūs tų prekių nesandėliuojate ir užsakymą perduodate tiekėjui, o tiekėjas jau prekes išsiunčia tiesiai pirkėjui. Anksčiau pats procesas buvo daug griežtesnis ir priklausė nuo dokumentų eiliškumo. Dabar atsirado 4 naujos galimybės, kaip šį procesą galime atvaizduoti Business Central sistemoje. Vieną iš jų parodysiu šiandieną. Tai pirmiausia, Business Central sistemoje mums reikia susikurti pardavimo užsakymą. Tai pačiame pardavimo užsakyme, kaip ir įprastai, susipildome pilną informaciją susijusią su mūsų pirkėju. Prie prekės tuo pačiu turime pažymėti, jog tai yra tiesioginis pristatymas. Kai pardavimo užsakyme visos reikšmės jau supildytos, galime eiti į veiksmai, funkcijos bei kurti pirkimo dokumentą ir iš čia pasirinkti, kad kurti pirkimo užsakymus. Šioje vietoje, jeigu nesame susivedę dar prie prekės kortelės, turime nusirodyti, kuris tiekėjas pristatys prekes. Tai šitame pirkimo užsakyme siuntimo ir mokėjimo skiltyje galime matyti, jog čia jau yra nurodytas mūsų galutinis pirkėjas. Tai tokią sąskaitą faktūrą, kai gauname jau sąskaitą faktūrą iš tiekėjo, galime registruoti. Tai su šiuo nauju dropshipment funkcionalumu galime registruoti pirkimo užsakymą tada, kai gauname sąskaitą faktūrą, o ne pirmiau sutvarkę pardavimo užsakymą. Na ir kai užsiregistruojame pirkimo užsakymą ir pardavimo užsakyme galima matyti, jog prekės jau yra pakeliui pas mūsų pirkėją, tai belieka sąskaitą užsiregistruoti, kai užsakymas jau yra pilnai užbaigtas ir sąskaita faktūra išsiųsta pirkėjui. Tai anksčiau procesas buvo ganėtinai griežtas ir priklausė nuo dokumentų eiliškumo, o dabar Business Central sistemoje galime pilnai atvaizduoti tikrąjį procesą.